Viktorijos ežero viduryje, apsupta drumsto vandens ir nuolat besikeičiančio dangaus, plūduriuoja apgyvendinta uola, kurios nėra brošiūrose ar turistiniuose žemėlapiuose. Ji vadinama Migingo, bet lygiai taip pat galėtų neturėti pavadinimo. Iš tolo ji atrodo kaip klaida. Uola padengta surūdijusiais stogais, nuolatiniais dūmais ir neramiai judančiais kūnais. Niekas nežino, kiek žmonių ten gyvena ir kiek laiko. Šioje vietoje viskas atrodo improvizuota, bet niekas neišsprūsta iš kontrolės. Gyvenimas nėra organizuotas, svarbiausia išlikti. Apie tai, kas vyksta Migingo, pranešama retai, o tuo, kas pranešama, beveik niekada netikima. Kas slepia ši maža uola, kuri priverčia tiek daug žmonių pasilikti ilgiau nei ketino? Sveiki atvykę į Mundarę. Šiandien aš jums parodysiu. Pradėkime. Kai Migingo tebuvo Akmo metų metus, tas uolos gabalas ežero viduryje liko ten, apsuptas vandens ir vėjo be jokių žvejų sustojimų. Vieni praplaukė tolumoje, kiti keitė maršrutą. Buvo pranešimų apie triukšmus, keistus judesius ir nepaaiškinamas šviesas, ir to pakako, kad valtys nenukristų nuo kelio. Nebuvo jokių stogų, jokių žmonių naudojimo pėdsakų. Tik šlapi akmenys, praskrendantys kirai ir bangos. 10-ojo dešimtmečio pradžioje grupė, ieškanti naujų vietų tinklams užmesti, ten atvyko iš grynos būtinybės. Turėdami mažai galimybių, jie bandė laimę. Tai, ką tą dieną pagavo, buvo netikėta. Didelį ešerį, kietą mėsą ir gražią spalvą, kokių jie nebuvo matę jau seniai. Jie pakartojo kelionę. Kitą dieną jie grįžo. Žinia greitai pasklido tarp tų, kurie jau buvo išbandę kitas vietas. Valtys pradėjo atsirasti iš skirtingų krantų. Pirmieji atvyko su senais varikliais, suplyšusiais brezentais ir beveik be atsargų. Jie užmetė tinklą ir laimikis atsiliepė. Rezultatai aiškiai parodė, kad vieta buvo verta dėmesio. Netrukus kažkas tarp uolų pririšo audeklą. Kitas gamino maistą ant skardinės. Trečias miegojo ant maišų šešėlinėme kampelyje. Jie pradėjo žymėti vietas virvėmis, sausomis šakomis ar šlapiomis kuprinėmis. Ant bet ko, kas buvo plokščia, buvo galima apsistoti. Kiekvieną dieną žmonių vis daugėjo. Vieni atėjo vieni, kiti grupėmis. Jie atsinešė maisto laikomo skardinėse, ledo induose, perdirbto kuro skardinėse. Visi rado savo vietą, ką nors įsikūrė iš to, ką rado, o jei nebūdavo, kaip miegodavo valtyje ant drėgno medžio. Valtys aplink uolą suformavo savotišką tvorą. Jie kalbėjo skirtingomis kalbomis, bet visi ieškojo to paties. Netrukus prasidėjo mainai. Vieni atsinešė muilo ir siūlė jį mainais į žuvį. Kiti atsinešė ledą, suvyniotą į antklodės arba surūdijusius vynis naudojamas lentoms tvirtinti. Mainai atsirado savaime be taisyklių ar įrašų. Susikibę rankomis. Produktai maistui. Lygios vietos buvo pripildytos mažų krūvelių naudingų daiktų. Buvo siūloma viskas, kas buvo naudinga. Kai pritrūko sausų vietų, kai kurie pasirinko įrengti platformas ant vandens. Jie pririšo lentas prie tuščių būgnų, įsmeigė kartais į plyšius ir sukonstravo plūduriuojančius paviršius, ant kurių vos tilpo brezentas. Virvės buvo sukryžiuotos, peiliai paslėpti po akmenimis, kuprinės pakabintos ant vinių, o kampuose, kur vėjas nepūtė taip stipriai, užkurtos laužai. Triukšmas tapo nuolatinis, varikliai šūksniai aštrų smūgiai. Ritmas nusistovėjo, bet perstojo. Tinklai buvo užmesti prieš aušrą. Jie buvo traukiami, kai dangus dar buvo tamsus. Jie buvo pjaustomi, valomi, kabinami saulėje. Visą dieną buvo judėjimas. Nieko nebuvo rašoma. Jokių užrašų. Akmo, kuris buvo tuščias, dabar visą dieną laikė kūnus, peilius, virves ir dūmus. Dieną be vietos sustoti gerokai prieš dangui pradedant giedrėti, jau galima girdėti veikiančių variklių ir vyrų, tikrinančių savo tinklus, garsus, kol kiti šlapiais peiliais baigė paskutinius pjovimus ant pakreiptų stalų, pagamintų iš medienos atraižų aplinkoje, kur ežero drėgmė maišosi su dūmais, kylančiais iš apdaužytų puodų, pastatytų ant karštų akmenų.
Valtys kiek įmanoma pririštos, supakuotos taip arti viena kitos, kad kūnai juda tarp suglamžyto plastiko ir šlapių brezentų be daug vietos manevruoti, o vieni gamina maistą stovėdami ant plūduriuojančių platformų, o kiti miega, padėję galvas ant kuprinių, pakabintų ant surūdijusių vinių. Kiekvienas kvadratinis metras reikalauja tikslo ir nėra ramybės, jei vis dar yra ką perkelti, pjauti ar parduoti. Konstrukcijos statomos taip, kaip tik įmanoma. Vieni derina šaką su surūdijusiais lakštais, kiti naudoja tuščias statines kaip šlapių lentų, kurios vos telpa į sulankstytą brezentą pagrindą. Tai, kas netinka miegui, naudojama surišimui, pakabinimui, uždengimui ar erdvės žymėjimui. Vanduo supa kiekvieną kampą ir viskas, kas neplūduriuoja, dreba su kiekvienu žingsniu. Tarp siaurų praėjimų vos telpančių vyrui, nešančiai dėžę ar susuktą tinklą, slenka kibirai ledo, šviežiai pjaustyti kepsniai, iš būgnų dangčių pagaminti padėklai ir išardyti varikliai, tempiami per tamsias balas. Žemė niekada nebūna sausa. Jie vaikšto tankių žvynų, riebalų, purvo ir seno benzino mišinio. Niekas nesustoja valyti, juda tik tai, kas jiems užstoja kelią. Darbo seka tęsiasi be matomų pertraukų. Viena grupė meta tinklus, kita pjausto, kita pakuoja tai, ką surinko. Jie šaukia, kad koordinuotų judesius, atsako trumpais sakiniais ir tiesiai šviesiai ginčiasi. Kartais kūnai stipriai stumdosi vienas į kitą, bet viskas grįžta į savo vietas be didesnių pasekmių. Tie, kurie negreitėja, paliekami, o kiekvienas konteineris pripildytas prie šalia esantį, yra pranašumas, kurį verta išlaikyti. Mažesnės valtys išplaukia anksti, apiplaukia salelės pakraščius ir ieško jau pažįstamų srovių. Jie plaukia vieni arba poromis. Grįžę produktai rūšiuojami, džiovinami, sveriami arba keičiami. Nėra laiko galvoti. Kas įmanoma, siūloma, ko trūksta, surenkama. Tvarka palaikoma pagal ritmą. Pirmasis grįžtantis su geru rezultatu nustato tos dienos kainą. Po naudojimo tinklai ištempiami ant nestabilių rėmų, pagamintų iš deformuotų lentelių ir savadarbių kabliukų. Žuvys paliekamos saulėje be apsaugos. Jei vėjas nubloškia žuvį į vandenį, niekas nepertraukiama. Kiekviena sekundė matuojama pagal tai, kiek toli galima nueiti. Rankos juda, net ir su atviromis žaizdomis ar karštlygiškai užmerktomis akimis. Ore tvyro tirštas kvapų mišinys, dengiantis viską. Išdžiūvusi filė druska, šlapios medienos dūmai, nevėdinamuose kampuose išsiliejęs kuras. Vieni veidus dengia nešvariais skudurais. Kiti vaikšto taip, tarsi kvapas būtų jų kūno dalis. Dieną karštis kyla, kol sienų metalas tampa neliečiamas. Naktį šlapi drabužiai prilimpa kaip šalta antra oda. Pastatų viduje keli daiktai laikomi uždengtuose kibiruose. Silpni žibintuvėliai, į audinį suvyniotos tabletės, seni virvelę perišti radio imtuvai, po nešvariais drabužiais paslėptos drėgnos kupiūros. Miegama nereguliariomis pamainomis. Vieni vietoj lovų naudoja sulankstytus sausus tinklus. Kiti įspraudžia kartoną tarp lentų, kad nesikauptų vanduo. Kojos iškištos. Galvos padėtos ten, kur netrukdytų kitiems. Nematomos sienos, neišvengiami mokėjimai saloje nustatytos zonos, veikiančios pagal skirtingas komandas ir nors nėra jokių matomų žymeklių ar ribų, atvykusieji iš tam tikrų uniformuotų vyrų supranta, kurie teritoriją stebi kiekviena grupė, kas prašo informacijos, kas ima mokestį už prieigą ir kokias sąlygas taiko kiekvienas darbo etapas. Visa tai priklauso nuo to, kas stovi šalia konstrukcijų arba juda tarp tinklų, turėdamas laisvą prieigą. Kai žvejų skaičius pradėjo nuolat didėti, atvyko grupė Ugandos atstovų su matomais ginklais, įsikūrė pakeltuose plotuose, kur galėjo stebėti laivų judėjimą ir pradėjo prašyti informacijos iš norinčiųjų dirbti. Kilmė, sugautas kiekis, variklio tipas, visa tai kartu su kintamais mokesčiais, kurie buvo mokami be dokumentų ar registracijos, grynaisiais pinigais, o kartais ir produkto pavidalu. Vieni tai darė prieš pradėdami, kiti pabaigoje, bet netrukus visi suprato, kad norint saugiai žvejoti, jie turi laikytis reikalavimų. Po kelių dienų iš Kenijos buvo atsiųsta kita grupė, neginkluota, bet vilkinti administracinės uniformas ir su antspauduotais dokumentais. Jie taip pat prašė informacijos, tikrino tinklus, stebėjo variklius ir užfiksavo savo buvimą, deklaruodami, kad žemė priklauso jų jurisdikcijai. Dėl to susidarė situacijos, kai žvejai atsakydavo vienodai 2 skirtingiems vadams, 2 kartus mokėdavo už tinklo užmetimą
arba dalį savo krovinio palikdavo pareigūnams, kurie prašė pagalbos, kad galėtų tęsti žvejybą. Kai kurie, norėdami išvengti klaidų, ruošė pasikartojančius dokumentus, iškėlė daugiau nei vieną vėliavą virš savo laivų arba vengė minėti savo kilmę, kol nesuprato, kuri grupė tą dieną dominavo. Rutina prisitaikė prie šių pokyčių ritmo, kai svarbiausia buvo žvejoti be pertraukų, net jei tai reiškia atsisakyti dalies pajamų prieš išplaukiant į vandenį. Ginkluoti vyrai patruliavo koridoriais ir platformomis, tikrino variklius, prašė laminuotų asmens dokumentų, užsirašinėjo pastabas į palaidus sąsiuvinius, o jei kas nors nesutapdavo, pasilikdavo dalį produkcijos. Patikrinimai nebuvo vykdomi pagal nustatytą grafiką ar matomą logiką. Kartais jie būdavo greiti, kartais reiklesni. Tie, kurie nebendradarbiavo, neteko laiko arba prarado vietą džiovinti laimikio. Pasitaikydavo situacijų, kai kurie darbuotojai būdavo pervežami per ežerą į sulaikymo punktus kitoje pusėje, apklausiami oficialiuose įstaigose ir grąžinami be paaiškinimų ar kompensacijos. Po šių incidentų dauguma darbuotojų pradėjo judėti atsargiau, mažindami klausimų skaičių, atsakydami tik į tai, kas būtina ir vykdydami prašymus, net jei ne visada suprasdavo, kodėl ar kas juos užduoda. Yra sričių, kuriuose operacijų metu pirmiausia reikia pasikalbėti su tais, kurie yra susipažinę su srautu, tais, kurie jau seniai stebi, kam, kada ir kokiamis sąlygomis mokama. Mainais už dalį krovinio šie tarpininkai užtikrina pravažiavimą be vėlavimų, duoda aiškias instrukcijas, palengvina prieigą prie vietų, kur galima dirbti su mažiau kliūčių. Efektyvumas išlaikomas, nes visi stengiasi išvengti trukdžių. Kiekvieną kartą atvykęs su produktai žmogus analizuoja ne tik orus, bet ir tai, kiek kontrolės punktų yra tarp jo valties ir vietos, kurioje planuojama pjaustyti ar sverti laimikį. Trumpais atstumais gali būti keli filtrai, kiekvienas su savo unikaliu stiliumi. Vieni tyliai užduoda klausimus, kiti tikrina nekalbėdami. Svarbiausia žinoti, ką sakyti, kada rodyti filė ir kaip judėti, nesukeliant įtarimo. Kartais oficialios grupės išsilaipina, nueina kelis metrus, įrašo, užsirašinėja ir išeina. Jos sako, kad praneša apie tai, ką pastebėjo, bet dienos režimas išlieka tas pats. Niekas nesitikė atsakymo. Šių vizitų metu žvejai būna užsiėmę, atidžiai apsvarsto, ką sako ir tęsia darbą, kaip ir bet kurią kitą dieną. Gyvenimas tarp skardinių ir Lipnaus karščio saloje keliaujama tarp siaurų erdvių, sudarytų iš skardinių sienų, supjaustytų statinių ir vieną ant kitos be jokios logikos sukrautų medžiagų, tarp laikinos konstrukcijos, kur kiekvienas užimtas kampelis sutvirtintas tuo, kas prieinama, nuo sulenktų vamzdžių iki medžio gabalų, paimtų iš apleistų laivų. Gyvenamosios vietos sukrautos taip arti viena kitos, kad kai kurios dalijasi tą pačią sieną. Pastatyta iš rūdijusių lentų, kitos pastatytos ant statinių, pritvirtintų senomis vinimis, o dar kitos plūduriuoja vandens pakraštyje ant sukaltų platformų, o vėjas blaško brezentus, lenkia atsilaisvinusius stovus ir girgžda jungtis, prastai pritvirtintas akmenimis ar senomis virvėmis, kurios apsaugo konstrukcijas nuo griūties. Kiekvienoje uždaroje erdvėje yra vos tiek vietos miegoti, laikyti kelis daiktus ir išvengti saulės dienos metu. Kūnai guli ant kartono, nešvarių kilimėlių arba sulankstytų, sausų tinklų, lydimi sudaužyto puodo, plastikinės dėžės, tarnaujančios kaip skyrius ir virvės šlapiems drabužiams džiovinti. Lubos tokios žemos, kad daugelis žmonių lenkėsi, kad patektų, o įėjimus dengia nutrintos antklodės. Popietėmis metale susikaupusi šiluma išlieka kelias valandas, paklodės išlieka šiltos net ir saulei nusileidus. Kol oras nejuda žemėje, tarp neužsandarintų plyšių kaupiasi riebalų, apnašų, maisto likučių ir šlapimo balos, todėl žmonės yra priversti vaikščioti ant ten padėtų palaidų lentų ar drėgno kartono, kad neįliptų tiesiai į purvą. Maisto gaminimo zona, toli gražu neatskira, yra suformuota tarp koridorių, kur kai kurie deda akmenis, atviras skardines ir apdegusius puodus. Jie juos naudoja su šlapiomis malkomis arba senomis anglimis vandenį virti arba kepsniams kepti aliejuje, kuris buvo kelis kartus naudotas, o dūmai kaupėsi po dangčiais, patamsina sienas ir susimaišo su kvapais, kurie jau jaučiami nuo pirmo žingsnio tarp konstrukcijų.
Suvartojamas vanduo atvežamas iš žemynų į konteinerius, gabenamas pakartotinai panaudotose statinėse, dalijamasi su pažįstamais arba kaitinamas ant žarijų, o tada laikomas buteliuose su deformuotais dangčiais. Kai niekas neatneša daugiau, jie naudoja ežero vandenį, filtruotą per suplyšusius audinius arba virtą juoduose puoduose, gėrimui arba maistui, kuris dalijamas betvarkė ruošti. Tualetai nėra uždaros ar saugomos erdvės, o veikiau kabinos, pagamintos iš storų maišų ir sukryžiuotų šakų, išdėstytos pakraščiuose ant lentų, vos kyšančių iš žemės. Vieni užsideda plastikinės užuolaidas, kiti tiesiog naudojasi atvira erdvė, kur atliekos nunešamos srovės arba nuplaunamos bangų, kurios dūžta netoliese audringiausiomis naktimis. Nebenaudojami daiktai sukrauti prie mažiau judrių kampelių, kur įskilę buteliai, apdegę brezentai, virvių gabalai, sugadinti batai, šlapios dėžės ir maisto likučiai matomi sumaišyti su per kelias dienas kauptomis šiukšlėmis. Norėdami atlaisvinti kelią ar erdvę, kai kurie užkuria laužus ir leidžia dūmams nunešti tai, kas liko, prisidengdami senais skudurais, kol laukia, kol vėjas nupūs tirštą debesį. Kadangi nebėra horizontalios erdvės, daugelis pradeda dėti daiktus ant stogų, kur stato džiovinimo platformas žuvims ar šlapiems drabužiams kabinti, laikydami jas susikryžiavusiomis virvėmis, ištemptomis tarp trobelių. Apačioje einantys atsargiai skaičiuoja savo padėtį, kad neįsmigtų tarp trapių vietų ar neužliptų ant vienintelės svetimos laisvos vietos, nes už klaidas mokama šūksniais ar stumtelėjimais. Kai alkoholis diktuoja taisyklės, saulei nusileidus, grįžtantieji su šlapiais tinklais vaikšto tarp pasvirusių pastatų, o kiti užkuria laužus senomis žarijomis. Vieni sėdi su šlapiais drabužiais ir rankomis, pilnomis sulankstytų banknotų, o nuo žemės niekada nepaliekanti šilumą sustinka su tirštais karšto aliejaus garais. Kaip tik tuo metu pradeda rodytis nepaženklinti buteliai, vitražai ir muzika, grojanti iš vielą surištų radio imtuvų. Alkoholis cirkuliuoja tarp stalų, pastatytų iš sudaužytų būgnų, laikinų suolų iš šlapios medienos ir pašiūrių, laikomų susuktomis virvėmis, o prekeiviai ruošia gėrimus su stipriais mišiniais, atvežtais iš žemyno arba pagamintais saloje iš pramoninio alkoholio, abejotinos kilmės vandens ir kilogramais pirktų kvapiųjų medžiagų, patiekiamų sudaužytuose puodeliuose ar maišeliuose, kurie keičiasi rankomis be jokių klausimų. Balsai pakyla tarp perdėtų laimėjimų, vulgarių juokelių ir staigių gestų mainų. O kai kas nors greitai atsistoja, nes jaučiasi apgautas, aplinkiniai reaguoja be žodžių. Jie priartėja, įsitempia ir kai kurie jau žino, kas įsikiš, kaip sustabdyti artėjantį įvykį ar kada leisti situacijai išsisklaidyti, visiškai nesuardant pusiausvyros. Kas turi daugiausia pinigų, tas sprendžia, kokia muzika bus grojama, kiek bus dalijamasi, kas bus įtrauktas į ratą. Kai tas mažas ratelis tampa labiau matomas, likusieji bando įsilieti į jį, rodydami, ką gali sau leisti, nes tokioje aplinkoje pirkimas nežiūrint į kainą yra galingesnis už bet kokį perpildytą tinklą. Ir tie, kurie išgeria daugiausia, galiausiai nukreipia dėmesį, nereikia to sakyti. Ankstyvomis nakties valandomis triukšmui stiprėjant ginčiai įsiplieskia, kol grupė apsupa triukšmadarį, paprašo jo atsisėsti, tvirtomis rankomis sulaiko ir greitai įvykdo bausmę, naudodama tai, kas yra šalia. Virvę lazdą, nupjautą lentą, skudurais suvyniotą trosą, uždėtą priešais esančius, be įspėjimo, be jokių tolesnių procedūrų, išskyrus tiesioginę jėgą. Smūgį atliekantis asmo sutelkia dėmesį į tai, kad smūgis truktų tiek, kiek reikia, o stebintieji nieko nesako, nenusisuka, neaiškina, kas vyksta ir nereaguoja po to, nes visas šis procesas veikia kaip visų priimta kontrolės forma, kai fizinė reakcija neleidžia sutrikimui plisti kitą dieną. Moterys, kurios lieka saloje sutemus, užtikrintai juda tarp šių grupių. Vienos gamina maistą ant savo viryklių, kitos siūlo gėrimų, o kai kurios skalbia drabužius arba prekiauja būtiniausiais daiktais. Jos įsitaiso vietose, iš kurių stebi, kas artėja, kiek suvartojo ir kokie yra jų ketinimai. Jei pastebi netinkamą gestą, įspėja žvilgsniu arba palieka teritoriją nesukeldamos scenos. Tie, kurie ten yra ilgiau, moka atskirti provokaciją, girtumą nuo realios grėsmės ir pritaiko savo reakciją pagal situaciją, nes tie, kurie jas pažįsta, jau supranta, kad kai viena iš jų suveikia, ji tai daro nešvaistydama laiko ir nekviesdama pastiprinimo.
Jos organizuojasi, atpažįsta pavojingas grupės ir nusprendžia, kada pasilikti, kada derėtis ar kada greitai išvykti. Kai kurie turi asmeninius susitarimus su tam tikrais vyrais, kurie siūlo jiems pinigų, maisto ar apsaugą mainais už kelių valandų draugiją. Jie prieina, kalba tyliai ir išeina, nepaaiškinę. Jei kas nors pasidaro sudėtinga, šalia esantis asmenys nusprendžia, ar įsikišti, ar leisti reikalui vystytis kaip bet kokiam kitam suaugusiųjų konfliktui. Bausmės, kurioms nereikia viršininkų, mėgingo nesutarimai sprendžiami ten, kur jie kyla, greitai sprendimais, kurie nesiremia dokumentais, hierarchijomis ar matomomis taisyklėmis, o veikiau gestais, kuriuos supranta tie, kurie ten gyvena ilgą laiką. Nes tai, kaip elgtis problemos metu, lėmė tai, ką kiekvienas žmogus yra matęs daugybę kartų. Vyras tyliai stovintis priešais kitus, grupė, kuri susibūrė aplink paveiktą asmenį, balsas, kuris perskrodžia akimirką prieš pat sutrikimui, tampant nekontroliuojamam. Tvarka įvedančios figūros neskelbė savęs, nenešioja ženklelių ir nekalba garsiai, kad parodytų pagarbą. Tačiau tie, kurie buvo sudėtingose situacijose, žino, kada vienas iš jų artėja, kaip jis juda įsikišdamas ir kodėl jo buvimo pakanka, kad atvertų kelią, nuslopintų balsus ir priimtų tolesnius veiksmus be didelio pasipriešinimo. Kas bebūtų įsitraukęs, tas lieka scenos centre. Prieinantiems užduodama trumpų klausimų, kiti užpildo spragas ir kai grupė supranta įvykių seką, sprendimas priimamas nedelsiant, be laisvų nuomonių ir nereikia kartoti to, kas jau buvo aiškiai pasakyta. Rezultatas taikomas nedelsiant, be konsultacijų ar įspėjimų. Daugeliu atveju reakcija susideda iš fizinės korekcijos, atliekamos arčiausiai esančiais objektais, kurie gali būti storas lynas, šlapia virvė, medžio gabalas ar iš išardytos valties ištrauktas stulpas. 2 žmonės sulaiko nusikaltėlį, 3 vykdo bausmę, o likusieji tyliai stebi, nesikišdami, neklausdami paaiškinimų, nepaversdami scenos spektaklių. Po veiksmo pabaigos kūnai išsiskirsto, visi grįžta į savo kampą ir epizodą užantspauduoja ta pati grupė, kuri jį matė. Niekas neužsimena apie tai, kas įvyko ir nereikia to aptarinėti vėliau. Šio įsikišimo pakanka, kad žinia tarp visų įsitvirtintų. Kitas būdas reaguoti į nuolatinę įtampą keliantį asmenį, nutraukti ryšius būtinus judėjimui saloje. Tam asmeniui neleidžiama patiekti maisto, neleidžiama dalyti socialiniais tinklais, neleidžiama patekti į tam tikrus koridorius ar miegamąsias zonas, o kiti kaskart, kai tos figūros buvimas sutrikdo kolektyvinę rutiną, koreguoja savo gestus, žodžius ir laikyseną. Neliesdami, nestumdydami ir nešaukdami, jie sugeba priversti juos išeiti. Vieniems prireikia dienų, kad suprastų, jog niekas jais nebepasitikė. Kiti tai pajunta iš pirmo atstumimo. O jiems išėjus laisvą vietą be leidimo ar ceremonijos užima kažkas kitas. Jokia centrinė figūra to neįsako. Viskas kuriama iš to, ką kiekvienas žmogus interpretuoja iš aplinkos. Tie, kurie moka stebėti, skaito atmosferą, tie, kurie supranta ritmus, įsikiša, kai tonas pakyla, o tie, kurie pakankamai ilgai gyveno ant tų akmenų, gerai žino skirtumą tarp kontroliuojamos įtampos ir nekontroliuojamos problemos. Kiekviena scena reikalauja skirtingo atsako, o šalia esantis ją konstruoja be išankstinio plano. Kai kurios moterys pirmosios atpažįsta, kas tuo įvyks. Jos pasako tiksliai tiek, kiek reikia, prisimena tikslės detalės, tiesiai šviešiai parodo į tuos, kurie buvo šalia, ir to pakanka, kad likusieji imtųsi veiksmų. Jiems nereikia kartoti to, ką matė. Kai vienas iš jų parodo pirštų, kiti nedvejodami užbaigia sceną. Jų žodis tampa sprendimų priėmimo ramsčiu. Naujokai nedalyvauja iš karto. Pirmasias kelias dienas jie atidžiai stebi, kur dedami daiktai, kaip uždegamos žarijos, kada susidaro eilė džiovinti žuvį arba kas turi pirmenybę siauroje sankryžoje. Per tą laiką kiekvienas išmoksta, kuris gestas numato reakciją, kuri frazė nutraukia ginčą ir kada laikas sustoti. Žuvis, kuri laiko salą ešeriai. Kiekviena diena Migingo saloje prasideda nuo to,
kad vyrai stumė nusidėvėjusias valtis į jiems jau gerai pažįstamas žvejybos vietas, nešdami tinklus surištus skirtingų spalvų virvėmis, variklius surinktus iš skirtingų markių naudotų dalių, pusiau pripildytus kanistrus ir laikinas dėžes laimikiui laikyti, nes visos veiklos centras ant šios uolos jau daugelį metų yra tas pats. Nilo ešeriai, baltakūniai žuvys, teikiančios maisto, ledo, skanėstų, remontuojančios sulūžusias dalys arba siunčiančios ką nors toli esantiems. Greitai laivai pasiekia geidžiamiausias vietas tie, kurie turi geriausią žuvį nustato kainą, o likusieji koreguoja savo krovinius pagal kiekį, nes kas grįžta su svoriu, sugeba parduoti kuo trumpiau, laimi geriausią vietą džiovinti žuvį ir gauna ledo gabalus, kurie pirmiausia atkeliauja iš žemyno šlapiuose maišuose. Kas atvyksta vėliau, tas sutvarko tai, kas liko. Žuvį sutvarkoma negaištant laiko. Vieni rūšiuoja pagal dydį, kiti kraujo pėdsakus nuplauna vandeniu, sutaupytų ankstyvą rytą. Tuo pačiu metu pasirodo pirkėjai su surūdijusiomis dėžėmis, senais termosais ir perdirbtais maišeliais, vaikštinėja tarp siūlančių ištisas filė, supjaustytą mėsą ar ištisus gabalus ant plastikinių padėklų. Sandoriai nereikalauja daug kalbų. Tie, kurie perka didžiausius kiekius, sulaukia daugiau dėmesio. Likę laukia, kol kas nors į juos pažiūrės. Žuvies kelionė prasideda valtyse, eina per jau apmokytas atskirti kiekvieną filė rankas ir baigiasi didesniuose laivuose, motocikluose su pritaikytomis dėžėmis arba tarpininkais, kurie jie nugabena į toliau esančius šaldymo sandėlius, kur gabalai supakuojami į plastiką, pažymimi naujausiomis datomis ir siunčiami platinimo grandinėmis, kurios kerta ištisus regionus, nors tie, kurie užmeta tinklus, retai mato, kas vyksta toliau. Vertė priklauso ne nuo žvejo pastangų vandenyje, o nuo to, kiek naudinga tai, ką jis parsivežė tą dieną. Tie, kurie gerai supranta šią dinamiką, teikia pirmenybę savo laimikių išsaugojimui, geroms dėryboms dėl paskirstimo ir kito žvejybos etapo užsitikrinimui. Tie, kurie kontroliuoja atsarginės dalis, degalus ar pasiskolintas valtis, taip pat pasilieka dalį, nes be šios prieigos niekas negali išeiti ir nieko ieškoti. Saloje daugelis dirba, neliesdami vandens. Yra tokių, kurie siuva tinklus, remontuoja variklius, skolina ledą arba leidžia žmonėms pripildyti statines. Už visas šias paslaugas mokama grynaisiais arba sumokamais pinigais, kurie vėliau greitai išleidžiami vinims, virvėms, peiliams, žibintuvėliams, batams ar viskam, ko reikia, kad kitos dienos žvejyba būtų nepertraukiama. Kiekviena grupė nusprendžia, kaip paskirstyti savo laimikį. Vieni atiduoda viską ir savo dalį gauna vėliau, kiti nori, kad už tai sumokėtų anksčiau, o kai kurie perka įrangą tarp kelių žmonių, padalija išlaidas ir negi pasidalija pelną. Šie sprendimai keičiasi kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo padarytų klaidų, kolegų pasitikėjimo ar naujausio laimikio rezultatų. Pinigai panaudojami nedelsiant. Jie paverčiami karštų maistų, įrankiais, drobės gabalais, trūkstamomis dalimis ar daiktais, kuriuos galima išsiųsti iš salos. Vieni dalį rezervuoja giminaičiams, kiti juos naudoja asmeniniams susitarimams. Taupimas nėra įprastas. Kitos dienos skubumas visada nusveria tai, kas gali nutikti vėliau. Ramiomis dienomis įtampa jaučiama be žodžių. Tarp laivų mažiau triukšmo, daugiau ginčių dėl žuvų dydžio, vėluoja mokėjimai, reikalaujamos senos sąskaitos, o kainos koreguojamos kiekviename žingsnyje. Vieni slėpia, ką sugavo, kiti pasiduoda prieš pralaimėdami sandorį. Veidai keičiasi, ledas per anksti dilsta, o judesiai greitėja, tarsi skubėjimas būtų vienintelis būdas neatsilikti. Tyloje pasverti triukai kiekvieną kartą, kai kas nors užmeta tinklą ir grįžta su pilnu kibiru, nerimas nesibaigia sugavus laimikį. Prasideda lenktynės siekiant užtikrinti, kad svarstyklėse rodomas skaičius būtų pakankamai didelis, kad atsipirktų pastangos, nes mėgingo vertė matuojama svoriu, o šį skaičių galima pakeisti mažais judesiais, kuriuos daugelis yra įvaldę be žodžių ar paaiškinimų. Prieš padėdami žuvį ant svarstyklių, kai kurie ją apipurškia vandeniu arba greitai panardina, kad vandens perteklius liktų ant odos ir galėtų pridėti kelis gramus, nesukeldami įtarimų. Kiti tarp geriausių filė deda suvyniotus akmenis, sunkius paketus po ledų arba paslėptus likučius.
Jei pirkėjas atidžiai neapžiūri arba skuba, viskas tęsiasi nepertraukiamai. Tie, kurie susidoroja su tokio tipo apgaulė, geriausiai žino, kada naudoti savo pakoreguotas svarstyklės, kiek parodyti ir su kuo jas išbandyti. Nes jei sandoris skubus ir klientas neprašo peržiūros, galutinis skaičius padidėja be melo. Tai daroma tyliai, surinkama ir visi grįžta prie įprastos rutinos, tarsi nieko nebūtų nutikę. Kai kuriais atvejais filė išdėstoma strategiškai. Ryškiausi geriausio dydžio ir nepriekaištingi gabalai dedami viršuje, o pažeisti, minkšti arba supjaustyti gabalai su matomais įpjovimais apačioje. Jei pirkėjas apžiūri tik viršutinį sluoksnį, jis sutinka be jokių priekaištų. Kiti seną krovinį uždengia naujų ledų, kad apsimestų šviežumu. Visa tai veikia, jei kita šalis nereikalauja patikrinti kiekvieno sluoksnio. Tie, kurie gavę ankstesnės paskolas, yra priversti savaitės pristatyti savo laimikį tam pačiam tarpininkui. Kiekvienas pardavimas yra nuskaičiuojamas nuo gauto avanso, tačiau tos nuolaidos nesibaigia, nes visada atsiranda papildoma skola. Sulūžęs gabalas pasiskolinta valtis sena paslauga. Ši grandinė daugelį laiko sutartyse, kurių jie nepasirinko, bet kurių negali nutraukti neprarasdami vienintelio garantuoto pardavimo kanalo. Prastos žvejybos dienomis tie, kuriems pavyksta grįžti su kažkuo, susidūrė su pirkėjais, kurie sumažina kainą su pasiteisinimais arba siunčia trečiasias šalis siūlyti mažiau. O jei kas nors išdrįsta imti daugiau, jis pašalinamas iš lengvatinio elgesio grupės, paliekamas laukti arba tiesiog neperkamas nuo kitos dienos. Taigi nustatomos tylios lubos, kurias visi išmoksta gerbti, kad neliktų palikti nuošalyje. Užuot priėmę pardavėjo atneštas svarstyklės, kai kurie pirkėjai reikalauja naudoti savas su savo taisyklėmis ir sąlygomis, kurių niekas nekvestionuoja. Kartais jie sako, kad konteineris yra brokuotas, žuvis per šlapia arba krovinys neatitinka reikalavimų ir jei kas nors ginčiasi, praranda laiką, praranda vietą ir yra pašalinamas iš kito sandorio. Saloje bet koks gandas gali sugadinti kelių dienų pastangas. Jei sakoma, kad žvejys pervertino svorį, įmaišė pažeistos žuvies ar bandė apgauti pirkėją, nesvarbu, ar tai buvo tiesa ar ne. Jei komentaras kartojasi, klientai išsikrausto, kolegos juos pašalina iš išvykų, o skolintojai nustoja teikti paramą. Čia nėra jokio tyrimo. Žmonės elgiasi pagal tai, ką išgirsta. Kita vertus, pirkėjai taip pat koreguoja savo metodus. Kai kurie maišo senus krovinius su naujais, duoda suplėšytus banknotus, teigia, kad žuvis blogai dvokia vien tam, kad sumažintų mokėjimą arba skundžiasi dydžiu, kad gautų nuolaidą. Jei kas nors reikalauja daugiau nei turėtų, jis praranda tą ryšį. Štai kodėl daugelis taikosi į šiaurės sąlygas, kad neprarastų vienintelio išėjimo taško, garantuojančio greitas pajamas. Labiausiai patyrę žmonės moka perskaityti kiekvieną judesį. Jie skiria klaidą nuo tyčinio bandymo ir renkasi ilgalaikius santykius, net jei uždirbama mažiau, nei pirkėjų keitimą kiekvieną savaitę ir riziką likti nuošalyje, kaip tik tada, kai žvejyba pati geriausia. Šis stabilumas, nors ir ribotas, garantuoja tęstinumą aplinkoje, kurioje nėra atokvėpio. Kiekvienas sandoris sukasi apie skaičių. Minimalus svorio pokytis gali sugadinti nuotaiką, sustabdyti derybas arba sukelti konfliktą, kuris persiduoda į kitus sandorius. Štai kodėl tie, kurie ten dirba jau kurį laiką, žino, kaip sukrauti kibirą, kokį ledą naudoti, kaip dėti filę ir kada nusileisti reikalavimams, nes mėgingo viskas matoma, viskas pasakoma ir viskas prisimenama, niekam nereikia to užsirašyti. Ledas, kuris nulėmė laimėtoją mėgingo saloje valties grįžimo su šviežia žuvimi akimirką, nežymi darbo pabaigą, o tylių lenktynių pradžią siekiant užsitikrinti bloką, kuris išlaikytų krovinio vertę, nes kiekvienas iš žemyno atplaukęs ledo gabalas turi galę nulemti, ar partija bus parduota visa, padalinta, ar iki saulėlydžio be pirkėjų praradusi spalvą. Saloje niekas negamina ledo, todėl blokai kerta ežerą suvynioti į šlapius maišus, sukrauti ant nudėvėtų brezentų, kurie vos apsaugo juos nuo karščio. Jie atkeliauja pusių ištirpę, padalinti kelionės metu, nešami vyrų, kurie neklausia, neaiškina, kurie tiesiog iškrauna, pjauna sulenktomis mačetėmis ir pristato pagal nerašytus susitarimus, kuriuos visi supranta vos žvilgtelėję. Platintojas neskelbė sąrašų ir neužrašo vardų.
Jis žiūri, kas atvyksta, prisimena, kas laiku sumokėjo praeitą kartą, kas pristatė dalį savo partijos be jokių problemų ir kas ankstesnėmis dienomis sukėlė problemų eilėje. Mintise apibendrinęs situaciją, jis nusprendžia, kam pirmiausia duoti, ką palikti laukti, o ką visiškai ignoruoti, nepratardamas nė žodžio. Visas blokas padalintas į gabalus, vos telpančius į krovinį. Kiekvieną dalį reikia greitai panaudoti, negaištant laiko uždėti ant žuvies, parduoti, kol ji dar naudinga, renkantis tarp laukimo idealaus pirkėjo ir produkto dalymosi su kuo tik pavyks. Tuo tarpu ledas tirpsta karštyje, o pirštai įsminga į drėgną mėsą. Tie, kuriems pavyksta gauti gerą gabalą, įgyja papildomo laiko, laisvės, gali pasirinkti, kam pristatyti prekės ir galimybę paskolinti kam nors kitam dalį savo atsargų. Ne iš dosnumo, o tam, kad sukurtų skolą, kuri vėliau grąžinama pagalba, paslaugomis, apsauga ar kažko naudingu tinkamu momentu. Migingo kiekvienas gestas turi kainą, net ir tyla. Akys, kurių niekas ignoruoja Migingo mieste, visada pasitaiko figūrų, kurios nepjauna žuvų, neneša ledo, netaiso tinklų ir nemoka pinigų, o tvirtai stovi ant kraštų, sėdi ant kreivų suolų, atsirėmė į surūdijusias sienas ar šalia valčių, stebi visą dieną nuo pirmos valties atvykimo iki paskutinės lempos užgesimo, daug nekalbėdamos, neduodamos įsakymų, bet žinodamos viską, kas vyksta, nes jos ten būna kiekvieną dieną per ilgai. Niekas jų neprašo dirbti, niekas nereikalauja jų dalyvavimo, tačiau kiekvienas gestas, kiekviena diskusija, kiekvienas pokalbis vykstantis jų akyse yra įrašomas atmintyje, kuriai nereikia užrašų, nes jie prisimena, kas praleido progą, kas pardavė mažiau nepasakęs kitiems, kas gavo ledo gabalą, jo neužsitarnavęs, kas pasirodė su nauju tinklu, nebuvęs ankstesnėje žvejyboje. Ir tas nuolatinis stebėjimas tampa kontrolės forma, kuriai nereikia paaiškinimo. Jie visada įsitaiso pakraščiuose, kampuose, kur netrukdo, bet iš kur gali netrukdomai matyti visą judėjimą tarp tinklų, siuntinių, pirkėjų ir perkraustytojų. Ir nors niekas jų nepasisveikina, jie visi žino, kada pakelti balsą, kada pakeisti laikyseną ar toną, jei kuris nors iš jų pasuka galvą ar įsmeigia žvilgsnį į reginį, kuris regis lieka nepastebėtas. Iš pradžių naujokai nesupranta savo vaidmens. Jie mato juos kaip pasyvės figūras, kaip senus vyrus be vaidmens, bet dienoms bėgant pastebi, kad pokalbiai sumažėja, kai jie yra šalia, kad sandoriai sustabdomi, jei jie nežiūri, ir kad tam tikri sprendimai priimami tik tada, kai kuris nors iš jų linkteli, sukryžiuoja rankas ar įsitaiso savo vietoje, tarsi be žodžių duotų leidimą. Tarp jų nėra hierarchijos, jie neorganizuojasi ir nepasiskirsto pareigomis, bet funkcionuoja kaip vienas nuolatinio buvimo tinklas, nematoma struktūra, kuri neprimeta savęs jėgą, bet yra tikra, kad stebėjimo ir prisiminimo pakanka palaikyti tvarką vietoje, kur beveik viskas juda už bet kokių rašytinių taisyklių ribų. Kiekvienas, bandantis išsiveržti už kodeksų ribų, tai greitai pastebi, nes gali paslėpti žuvis, pakoreguoti pusiausvyrą ar derėtis už grandinės ribų, bet kitą dieną jie atsidūrė su mažiau prieigos, mažiau dėmesio, mažiau pirkėjų, mažiau pamainų ir supranta, kad tai, kas buvo padaryta prieš tas bejausmės akis, turi pasekmes, kurios taikomos tyliai. Nematote, kad jie ką nors įsakinėtų, bet kai reikia priimti sprendimą, visi žiūri į savo pusę, laukdami gesto, rodančio ar judėti į priekį, ar nusileisti, ar tylėti. Jiems nereikia tarti nė žodžio. Jų pritarimo neprašoma, bet jų buvimo pakanka, kad sandoriai būtų užbaigti ar pradėti be konflikto, nes tie, kurie rizikuoja juos ignoruoti, galiausiai susidūrė su kliūtimis, kurių niekas nepaaiškina. Migingo atveju kontrolė nėra primesta, ji įtvyro ore. Viską užfiksuoja žvilgsniai, kurių niekas nenukreipia, bet kuriuos visi gerbia. Ir nors nėra jokių rašytinių taisyklių, niekas neabejoja, kad sala veikia. Keisčiausia, kad ji veikia.